Sveiki kolegos, smagu matyti tikrai tiek daug pažįstamų veidų. Noriu padėkoti organizatoriams už kvietimą į šią konferenciją. Šis mano pranešimas tai nepretenduoja į išsamų planą, kaip reikia tvarkyti senolius medžius. Tai yra daugiau pažintinė prezentacija, ką galima daryti ir kaip būtų pageidaujama daryti su senoliais medžiais, kad pratęsti jų gyvavimą ir kad galėtų juose gyvuoti tokios rūšys kaip osmoderma, pagrindinis herojus šios dienos konferencijos, ir kiti organizmai, kurie tiesiog susiję su medžiu senoliu. Visa bėda ta mūsuose kol kas, kad mes lyg ir suprantame, kad senoliai medžiai tai yra, senoliai ir senbuviai, gal reikėtų taip įvardinti, kad senoliai ir senbuviai medžiai tai yra didžiulis turtas, kurį mes turime puoselėti ir saugoti. Ir ne vien tik dėl to, kad jie mums labai gražiai atrodo. Bet tai yra atskira ekosistemos dalis ir gal netgi sakyčiau ne dalis, o tos dalies pagrindas, kur didžiulė ekosistema formuojasi aplink esamą medį senolį. Tačiau bėda yra ta, kad vis tik organizuojant jų priežiūrą ar jų tvarkymą, mes turime mažą supratimą, kaip tai reikėtų daryti. Ir pagrindinė problema, kad nėra tų specialistų, kurie galėtų tą darbą padaryti arba numatyti priemonės tam darbui atlikti. Tai praktika pradėjo rodyti, kad vis tik tai tuos medžius senolius dažniausiai atvarko tie, kas konkurso metu pasiūlė mažiausią kainą. O jų kvalifikacija, išlieka truputėlį šone. Ir vėlgi kaip pasiteisinimas toksai, kad nėra Lietuvoje tokių specialistų. Tai jeigu mes neskatinsime tų specialistų atsiradimo arba jų konkurencijos, tai mes jų ir neturėsime. Mes turėsime tuos, kurie atlieka už mažiausią kainą. Šitą problema ne tik Lietuvoje, bet problema visoje Europoje. Ir tiesiog iškilo būtinybė surasti tą geriausią langą, pro kurį būtų galima žiūrėti į senolius medžius ir tvarkyti juos taip, kaip derėtų tvarkyti. Derėtų tvarkyti pagal gamtos supratimą ar pagal gamtos principus, o ne taip, kaip mums atrodo gražiau. Taip gimė ir VECERT projektas europinis. Ruošia specialistus, tiksliau sakant, sertifikuoja specialistus, ne tai, kad ruošia, kurie galėtų tuos senolius medžius prižiūrėti, parengti planus jų sutvarkymui ir taipogi sutvarkyti. Išskirtos dvi tokios veiklos, tai du lygiai, tai yra praktinis ir konsultacinis lygmuo. Ir patikėkite, tas sertifikacinis egzaminas reikalauja tiek žinių, tiek praktiniam, tiek ir konsultaciniam lygmenyje, kad mokintis reikia ir to neužtenka. Ką mes gauname čia Lietuvoje, to nelabai užtenka, mums reikia ieškoti žinių ir praktikos užsienyje, kur senolių medžių priežiūros tradicijos yra gilesnės. Kaip atlikti tą senolių medžių priežiūrą? Stebuklingos knygos nėra ir stebuklingų receptų tikrai nėra. Yra tik tai gairės, kuriomis mes remdamiesi galime atlikti tų senolių priežiūrą. Ir yra išskirtas tas skyrelis naujame Europos arborizikos tarybos parengtame medžių genėjimo standarte, kur tiesiog įvardinta, kokie metodai gali būti taikomi senolių medžių priežiūroje. Tai mes susidurime taipogi ir su terminais. Anglų kalba išskiria du terminus, kuriais apibūdiname senolį medį. Tai yra veteran tree ir ancient tree. Jeigu mes tiesiogiai verstume, tai mūsų supratimu medis veteranas, tai mes įsivaizduotume medį, kuris yra apkarstytas nuo viršūnės iki pat šaknų medaliais. Todėl tas terminas toksai veteranas kaip ir nenaudojamas, tai tiesiog yra pasiūlymas vadinti tai senbuvių medžiu. Nes tas senbuvis medis dar nėra tas tikrasis senolis, bet jau nėra ir brandus medis. Tai medis perkopęs savo brandą ir įėjęs į tą fazę, kada jis prasideda jo nykimas po truputėlį viršutinės dalies, aš turiu galvoje,
Bet tai dar nėra tas senolis medis, kurį mes suprantame kaip medį senolį. Ir toks pasiūlymas galbūt reikėtų tik tai įtvirtinti, kad tai yra, suskirstykime medžius į senbuvį medį ir į medį senolį. Pirmiausia, tam, kad žinotume, ką reikia daryti su medžiu, mums reikia įvertinti situaciją. Geriausia, kad tai atliktų kompetenciją turintis specialistas. Nes ne visada tiem, kas tvarko, kas prižiūri, kas geni medžius, ne visada jiem pakanka tos kompetencijos įvertinti, ko reikia tą medžiui. Nes medžių senolių priežiūra labai stipriai skiriasi nuo kitos medžių priežiūros. Tai, kas taikoma brandžiam medžiai, tas visiškai gali būti skirtinga senoliui. Tas visiškai gali būti netaikoma, ar gali mūsų įsikišimas pakreipti medžio vystymąsi visiškai kitą linkme. Arba mes sutrumpinsime jo gyvavimo amžių, arba mes sunaikinsime tą, ką jisai buvo sukūręs ir kas jame gyveno. Todėl būtų pageidautina, kad tuos visus vis tik tai priežiūros priemonės numatytų iš anksto. O tam, kad numatytos priežiūros priemonės, reikėtų medį stebėti mažiausiai metus. Mes turime matyti, kaip jis atrodo ne vegetacijos metu, kaip jis atrodo su lapais, ką mes galime pamatyti tą medyje gyvenant žiemos metu, ką mes galime pamatyti rudenį. Turiu galvoje daugelį rūšių grybų, kur faktiškai jie tik tai pasirodo rudenį aplinkui medį ir pačiame medyje. Taipogi ir kas jame gyvena. Vabalų mes žiemą nematysime, bet mes juos galime pamatyti vasaros metu. Tas pats ir su paukščiais. Ne visi paukščiai, kurie gyvena drevėse, lieka žiemoti pas mus. Tik tada įvertinę situaciją, iš visų pusių apžiūrėję medį, mes galime matyti, ko jam reikia. Ir tik tada jau galime žiūrėti specialistų, kurie galėtų atlikti tai, kas numatyta tą medžiai sutvarkyti. Čia kaip pavyzdys. Kodėl keltuvas reikalingas? Taigi mes, arboristai, mes laipiojam, kam tas keltuvas? O labai paprasta priežastis. Taip, mes gebame laipioti, mes mokame ir mes tikrai turime tam gebėjimų ir išeiti galime toli šaką iki pačio krašto, bet laipiodami po medį mes galime sunaikinti tą, kas jame gyvena. Nes tai nėra tik tai paukštukai ar tai kažkokie gyvūnai, kurie gali pabėgti. Tai yra, čia kaip ir išvardinta, tai yra maža ekosistema, mažasis kosmosas, arba paprasčiau tai yra daugiabutis, kuris turi visą eilę gyventojų. Ar mes laipodami galime tą daugiabutį gana stipriai sugriauti, palikti kartais tik pamatus arba pusę daugiabučio nunešti su stogu. Toliau, kaip genėti tą medį. Taipogi mes galime rasti standartę ir standartę gana puikiai nurodyta, kokius pjūvius galime taikyti prižiūrint medį. Kaip matote, kaip matote, šitose vietose mes nematome jokios karūnos, jokio karūnavimo, kas anksčiau buvo taikoma prieš įtvirtinant šitą standartą Europos. Mes karūnuodavome medžius, tas vadinamas karūnavimas, tai reiškia sauso šakos pjūvis, imituojant natūralų lūžį, kada mes tiesiog išpjaustome taip vadinamą karūną, kur yra kairėje pusėje. Dešinėje, atsiprašau, žiūrint, ar kairė. Vis tik tai praktika parodė, kad tas karūnavimo pjūvis jokių tokių ekologinių naudų medžių neatneša. Išskyrus tai, kad mes matome, jog tai padarė žmogus, bet ne vėjas. Todėl sugrįžkime atgal, rekomenduojama geriau naudoti būtent šitą pjūvį, imituojant į natūralų lūžį, kada įpjaunama šaka ir nulaužiama. Tai daug natūralesnis būdas, negu pjaustyti karūnas. Apie karūnų pjaustymą, todėl dabar čia dešinėje pusėje aš palikęs šitą šaką. Kai buvo pasakyta, kad pjaunant šaką, imituokite natūralų lūžį ir išpjaustykite karūną, karūna buvo išpjaustyta. Pasakykit, kad tai ne karūna. Na ir grįžtant atgal, vis tik tai jis pasirodo buvo teisus. Nes dabar rekomenduojama palikti būtent tokį pjūvį. Kada nupjaunamas, paliekamas trampas ir nepjaustome jokio karūną. Tai vėlgi, kada tai daryti?
Kada pjausyti tokias, kada palikti tokį pjūvį, kada palikti tokį pjūvį. O čia ir viskas ir priklauso nuo to, kiek mes laiko dirbame su medžiais ir kaip mes suprantame tą karūnavimo pjūvį. Karūnavimo pjūvis dabar rekomenduojamas tik tai vykdant medžių, labai sudėtingą žodį man ištarti, veteranizacija. Kada mes tiesiog bandome susendinti medį anksčiau negu jis, tai gali padaryti natūraliai. Tai būtent tada rekomenduoja daryti tą natūralią lūžio imitaciją, tą vadinamą karūnavimą. Tačiau kitais atvejais mums rekomenduoja geriau šaką laužti. Na, yra daug genėjimų technikų, jeigu dar pasileidžiant į medžių senolių priežiūros ypatumus, tai netgi rekomenduojama, kada šakos tiesiog įkertamos kirviu arba mačete ir nulaužomos. Nepjaustant jų visiškai. Tai jeigu mes pamatytume pas save parke arboristą, kuris su kirviu įsilipęs įkerta šaką ir ją laužia, tai, sakytume, svieto pabaiga jau kažkas pasidarė, su tais arboristais tikriausiai perkaitų. Bet vis tik tai tos arčiau medžio natūralumo tos technikos, jos pamažu įgauna pagreitį ir aš manyčiau, visai nenuostabu bus, kad po 15-20 metų jau ta šakas laužys ir viskas bus labai normalu. Toliau. Dar vienas būdas dažniausiai taikomas senolių medžių priežiūros, kada mes norime jį išsaugoti, tai būtent genėjimas lajos perimetro, reiškia sumažinant visą medžio lają. Jis taikomas išskirtinais atvejais. Čia parašyta, matot, tik tada, kai tai būtina. O kada tai būtina, kai mes norime medį išsaugoti, kad jis neišvirstų. Nes labai dažnai būna tokių situacijų, kad jis visiškai nepaklūsta, medis, ypatingai ąžuolai, nepaklūsta mechanikos dėsniams. Prieini prie jo ir krapštai galvą ir sakai, kaip jis išvis dar stovit šitas medis. Bet vis tiek, svoris, jis gyvybingas, svoris kaupiasi lajoje, tačiau jo liemuo arba priekelminė dalis būna tiek susilpninta, kad medį faktiškai galėtų išlaužti. Kas tada būtinas dalykas? Būtina sumažinti jo svorį. Tada mes mažiname medžio lają. Išskirtinais atvejais. Nes medžio lajos perimetro sumažinimas labai turi didelę įtaką medžio fiziologijai ir tai daryti reikia jau tik pasitarus su kompetentingais specialistais, ar tai galima daryti. Nes mes galime gauti tokių pašalinių efektų, kaip saulės šviesos per didelis patekimas į lają, nepageidaujamų ūglių atsiradimas, ar tas medis jau galės, atsakomoji reakcija medžio bus, ar formuos lają iš vidinės pusės, patrumpinus visą lajos perimetrą, ar jisai atsistatys tą patį lajos perimetrą, tik tai daug didesnį, iš tų pjūvių vietų. Ta reikia labai stipriai vertinti. Atskirų šakų redukcija. Atskirų šakų išpjovimas. Mūsų arboristus mokino, kad į sveiką, brandų medį, jeigu mes lendame, tai jam reikia kuo mažiau žalių šakų pjaustyti. Gyvos šakos reikalingos medžiai. Tačiau mes turime čia kitą atvejį. Mes dažnai turime medį senbuvį arba medį senolį, kuris jau turi didelių struktūrinių ydų. Ir tas vienas ar kitas šakos buvimas, sudarimas peties kažkokio, tai gali labai ženkliai sumažinti jo gyvavimo laiką. Jis paprasčiausiai gali išlūžti. Todėl kartais mums reikia tą šaką ne tik tai sutrumpinti, bet ir pašalinti. Tam, kad medis gyvuotų ilgiau ir atlaikytų vėjus. Bet vėlgi, tai turi būti daroma tik su kompetentingu specialisto patarimu. Arba pritarimu, arba nepritarimu. Arba kažkoks kitas būdų ieškojimas. Taip, kad vis tik tai mums reikia labai gerai vertinti situaciją, kaip sako sena gera lietuviška patarlė, 9 kartus atmatuok ir tik 10 pjauk. Kirpk ar pjauk, lygiai tas pats ir su medžiu. Kitas būdas, kaip išvengti šakų lūžimo, kai medis turi struktūrinių ydų, tai yra lajos sutvirtinimas, stabilizavimas. Jūs jau matyti ne pirmą kartą, kurie klauso mano paskaitų, turbūt žinote apie ir matė šitą skaidrę, kaip medis yra sutvirtinamas, kad yra specialūs lynai, kaip jie instaliuojami. Tai tik tai privalumas yra tas dinaminės jungties, kad medis jos nejaučia. Jeigu jinai tinkamai instaliuota, medis jos nejaučia. Jinai suveikia ir atlieka savo funkciją tik tada, kada būna didelė perkrova. Jeigu jinai bus instaliuota netinkamai, mes galime turėti atvirkštinį variantą.
Jeigu mes viršuje padarysime dinaminę jungtį, kaip mes vadiname dinaminę, bet jinai bus įtempta ir gana stipriai ir neleis medžiui laisvai judėti, tai galime gauti priešingą efektą ir per stipresnis bet koks vėjas tą medį gali išlaužti labai lengvai, vietoj to, kad jisai jį apsaugotų nuo išlaužimo. Todėl vėlgi tą turi numatyti kompetentingas specialistas ir atlikti medžio lajos sutvirtinimą turi atlikti kompetentingas specialistas. Vien tik pasižiūrėti YouTube, kaip sutvirtinamas medis, to neužtenka. Ir vien tik pasiskaičius knygutes to neužtenka. Sėdi kolegos arboristai, jie man tikrai pritars šitų klausimų, nes tai sutvirtinti, tinkamai instaliuoti sutvirtinimo jungtį yra menas. Kitas jungties tipas statinė jungtis. Tai statinė jungtis yra priešingai dinaminė jungčiai, jinai neleidžia medžiui judėti. Ir jinai instaliuojama yra žemesnėme lygmenyje, o ne viršuje. Jeigu dinaminė jungtis instaliuojama viršuje, tai statinę mes jau pirmame trečdalyje nuo įsišakojimo, kurio vietoje mes statome. Na, įvairiausių tų jungčių yra, nebūtinai plieniniais lynais, dabar labai populiaru yra gręžimas per visą kamieną ir sutvirtinimas, ta vadinamoji invazinė statinė jungtis. Kiek jinai efektinga? Vėlgi mes negalime spręsti dabar, tą mes pamatysime po daugelio metų, kada, tarkim, tokį sutvirtintą medį jau jis išvirs, arba mes jį nukirsime ir tada jau žiūrėsime, kokį poveikį turėjo būtent ta invazinė jungtis medžio supuvimui ar medžio kaip tik išsaugojimui. Atramos. Jų yra įvairiausių. Netgi tokios kaip meninės, čia iš interneto platybių nuotraukėlė, kada imituoja, jog žmogus neša medį. Iš tikrųjų, estetinis vaizdas yra labai patrauklus. Gali būti atskiras kuolas, plieninis, gali būti medinis. Na, tik tai viena, jeigu mes statome medinius, tai viena sąlyga turėtų būti ta, kad medis neturėtų tiesioginio kontakto su grunto paviršiumi, jisai turi būti įtvirtintas kažkur tai, ar tai geležinimi, plieninim kažkokio tam atramom, ar iš kažkokios kitokios medžiagos, arba įbetonuotas netgi į žemę, bet neturėtų tiesioginio kontakto su gruntu, kad galėtų išlikti ilgiau. Labai svarbi rekomendacija. Prieš statant. Jeigu mes pastatysime atramą taip, kad jinai įsiremtų į šaką, reiškiasi, mums atrodys, mes padarėme gerą darbą, šaka nenuluš. Jinai bus paremta. Bet tačiau medis yra gyvas sutvėrimas. Lygiai tas pats, jeigu mes žmogui, turinčiam kažkokių problemų su koja, paduodame lazdą. Kol jis lazdos neturi, jis tą koją stengiasi priminti ir ta koja dar funkcionuoja, dirba. Jis primena, vaikščioja. Nors ir lėtai, bet jis juda. Duokite jam lazdą, jis pasiremdamas lazda pradės vaikščioti ir ta koja jo atrofuosis visiškai. Jis paskui be lazdos negalės jo priremti. Lygiai tas pats su medžio šakomis ar kamienai. Jeigu mes įrėmėm ir medis pajuto, kad jisai yra paremtas, reiškia tos probleminės vietos, dėl kurios mes remiame šaką ar kamieną, jis jos nebestiprins. Jis supras, kad tą funkciją jau atliko. Taip, kad tas parėmimas turėtų būti taipogi gerai pasvertas ir priimtas tinkamas sprendimas. Na, o parėmimas gali būti ir prie kamieno, žiūrint priklausomai nuo tos vietos, kur remti, gali būti atremta į kamieną, tai gali būti paremta 2 atramom, jeigu šaka labai ilga. Na, tačiau turėtume konsultuotis ne taip, kaip mums atrodo, bet reikėtų pasikonsultuoti ir su inžinieriais, kurie vis tik tai tokius dalykus geriau išmano negu mes, kurie genime šakas. Drevių priežiūra. O apie drevių priežiūrą labai puikiai pasakė kolega, kuris buvo prieš tai, apie vabalus, kur pasakoju. Taip, drevių priežiūra senolių medžių yra visiškai kitokia, negu kitiems medžiams taiko. Mes pripratę uždengti viską. Šaka nulūžo arba viršūnė nulūžo, mes turim padaryti stogelį, kad lietaus vanduo nepapultų į vidų ir nesupūdytų medžio. Nuo lietaus vanduo nepūdo medžio. Lygiai taip ir šaka, jeigu jinai nulūžo, tai mes ją turime ar tai užkalti skarda, arba dar geriau užplombuoti betonu. Užpilame viską betonu
ir įsivaizduojame, kad tas medis gyvuos ilgai ir viskas su juo bus gerai. Medis nėra žmogaus dantis, jo plombuoti nereikia. Visada aiškinu taip, jeigu, tai yra medžiai, Žemėje gyvena milijonus metų, daug anksčiau negu žmogus atsirado. Per tuos milijonus metų, per tą laikotarpį jis evoliucionavo tiek, kad jis sugebėjo kovoti su tai žalingais faktoriais, kurie mūsų akimis atrodo medžio neįspręsti. Jeigu medžiui reikėtų uždengti tas dreves arba viršų uždengti po lūžio, jis jau seniai būtų sugalvojęs, kaip tai padaryti. Tačiau medis pasirinko kitą kelią, kuris mūsų akimis galbūt nėra ir mūsų manimų nėra toksai suprantamas, bet jis jį įgijo evoliucijos metu. Ir su senoliu medžiu, jeigu mes viską išgremšime, kaip siūlo daug kas specialistų, kabutėse turėčiau pasakyti specialistų, daug kas siūlo išgremšti visą, kas yra viduje, tą papuvusią medieną, kuri dar pogi yra prie kraštų, išgremšti iki gyvos ir nepaisant to dar viską užtepti kokiu nors tepalu arba chemija. Na, bario sulfatas vienas iš tokių geresnių variantų. Ir tada medis labai puikiai gyvuos, jis nesupus. Tai jūs įsivaizduokite senolio medžiai, ką mes padarysim, jeigu mes išimam viską tą, ką jisai sukaupęs turi viduje. Mes išimam visą tą, kas jame yra vertingiausia. Ir jis mums atrodys gražus, patrauklus, bet negyvas. Ir patikėkite, jisai suirs daug greičiau, negu būtų stovėjęs su tuo, kas yra viduje. Čia pavyzdžiai, keletas pavyzdžių. Tais atvejais, kada vis tik tai, ar tai įbetonavimas, ar tai uždengimas kažkoks jau apaugintas medžių tiek, kad tarkim jo išėmimas ar skrapštymas padarytų daug didesnę žalą, negu jis tenai būdamas, tokiu atveju mes paliekame tą betono gabalą, jeigu jis labai stipriai apaugęs. Nedraskykime to medžio, ką jis suformavo su apsauga ir leiskime tam medžiui toliau gyvuoti, nes jis galbūt jau ir prisitaikė prie to. Bet jeigu tai yra padaryta neseniai, tai geriausias variantas būtų visą tą iškrapštyti, kas tenai sudėta. Ir leiskime medžiui gyventi taip, kaip jam toli gamta liepia, o ne taip, kaip mums atrodo. Ir tas stogelių darymas, dengimas drevių, tai yra mūsų sugalvojimas ir mūsų sumanimas. Ir tokiu atveju visą laiką sakau, galvokite kaip medis, o negalvokite kaip žmogus. Ir pasikeis truputį tas požiūris tada. Na čia toliau, jeigu tęsant tą temą, ne tik tai, kad su vabaliukais, bet ir su tai, kad medžių drevėse gyvena daug įvairiausių padarų, tai tos drevės jiems reikalingos. Na, su kukučiais reikia pasakyti, kad paskutiniu metu jų tikrai padaugėja Lietuvoje yra. Jeigu seniau būtų pamatyti kukutį būdavo retenybė, tai dabar mes labai dažnai jį matome. Ir reikia tik džiaugtis, kad jisai jau sugrįžo pas mus, kad gyvena ir kad jam sudaryti daugiau sąlygų, jis galėtų tose drevėse perėti. Na, tas akiniuotas padaras, nelabai pagėdautas Lietuvoje, čia nuotrauka irgi paimta iš interneto platybių, geriau, kad jų pas mus nebūtų, na, bet jau jų atsirado, jų yra, nieko nepakeisi. Toliau. Kalbėjom apie šakas, apie kamieną, dabar keliaukime prie šaknyno. Ar polai supluktas ar nesupluktas, tam, manau, nuspręsti tikrai nėra mums sudėtinga. Geriausiu atveju, jeigu mums kyla kažkokių tai dvejonių, tai paimkime paprastą strypą ir įsmeikime į žemę. Jeigu jis įsmeikėsi lengvai, reiškia, polai jis nesupluktas, bet jeigu mes jo negalime įsmeikti kaip įgrendimą, na tai savame aišku, kad polai bus supluktas. Ir tada jau, kaip jam padėti, vienas iš tokių būdų yra kaip porinis kastuvas, kada tiesiog jisai oro srauto pagalba supurena tą supluktą dirvožemį, nepažeisdama šaknų. Kitas variantas yra giluminis šaknų injektorius, kuris adata oro srauto taipogi suspausto oro pagalba nukeliauja į tam tikrą gylį ir tada paleidus oro srautą jisai suplėšo, sudrasko tą visą suspaustą gruntą. Ir leidžia patekti deguoniui ir kritulių vandeniui tiesiogiai prie šaknų, apeinant visas žolytes ir kitus augaliukus. Tačiau to nepakanka, vien tik tai supurenimo mums reikia tada taipogi netrešti medį.
nemaišykime. Bet padėti jam, pasimti tai, kas yra žemėje. Tai reiškia, mes bandome jį, taip liaudiškai tariant, spyris į užpakalį. Prašom aktyviau imti tai, kas yra. Įterpiame tam tikrų mikrobiologinių preparatų arba, taip liaudiškai vadinamą, biostimuliatorių, kurie tiesiog yra naudingi tiek pačiam dirvožemiui, tiek pačiam medžio šaknynui. Na, toliau kitas variantas, tam, kad išlaikyti tai, ką mes įdėjome į dirvožemį ir padėtume lengviau, mums reikia, kad kuo mažiau tenai vaikščiotų. Na, taipogi uždėti tarpinę, kuri padėtų saugoti drėgmės deficito atsiradimui. Tai reiškia, kad drėgmė mažiau išgaruotų iš dirvožemio ir kad dirvožemis neperkaistų, jeigu tai yra atvira vieta augantis medis. Tai jam reikia mulčio. Tas vadinamas mulčiavimas, bet jisai turi savo taipogi niuansų, kad lapuočiams medžiams dėkime lapuočių mulčių. Aišku, geriausias variantas yra rūšinė mediena, reiškia, po ąžuolais mes galėtume kloti ąžuolo šakų mulčą, bet ne visada mes turėsime galimybę. Tai lapuočiams lapuočių, spygliuočiams spygliuočių. Maišyti nepatartin negali. Tai, kas atlieka funkcijas, tas mulčiavimas, kaip ir minėjau, padeda drėgmės susilaikyti dirvožemyje ir kas labai svarbu mums, kalbant apie medžių senolius, jeigu jau tiek kojas ir nagus niešti mums nueiti prie to medžio ir prie jo nusifotografuoti, tai jeigu per dieną praeina 1000 žmonių prie to medžio, tai įsivaizduokite, kas liktų iš to polojo. Tuo tarpu mulčias, tinkamas mulčio sluoksnis padeda apsaugoti nuo vėl pakartotinio dirvos suslėgimo. Kitas labai geras variantas, kai matote čia prie eglės, sudėti šakas tvarkingai į polą jį, tada niekas nelaipios per jį. Na, bet aš jeigu gerai nužiūrėjau, tai manau, kad jau šitoje vietoje prie tos tvariausios Lietuvos eglės tų šakų, kurias mes buvom sukrovę, jau nelikę. Nes ten labai mėgsta vestuvininkai fotografuotis, reiškia, jie įspardė tą šakas išrinko, kad jiems būtų patogiau vis tik tai prie to medžio prieiti ir nusifotografuoti. Situacija labai paprasta, gyvenimiška. Na, šitas aptvėrimas miesto sąlygoms, aišku, labai sudėtingas, tačiau laukuose mes vėlgi susidurime su kita problema, tai su nuosavybės forma. Jeigu tai yra privati nuosavybė, mes turime gauti leidimą savininko, kad jisai sutiktų geranoriškai mums išskirti tą dalį žemės, kurią mes galime aptverti ir kuri bus nenaudojama jam dirbamuose laukuose. Aptvėrimas kartais gali būti kombinuojamas ir su žolės nepjovimu. Nepjaukime ten žolės ir nelabai kas norės eiti. Erkių baimė tokia didžiulė, kad jau geriau pastovės iš tolo pažiūrės į medį, bet prie kamieno neis. Ir dar kaip visada sakau, kad apsitverti mes galime nuo gyvulių. Nuo žmogaus mes tikrai neapsitversime, nes kokią užtvarą pastatysi, vis tiek perlips, jeigu jisai jūs įmanys. Tai tos aptvėrimas tas neturėtų būti kažkoks labai mandras, čia jau gerai padarytas toksai, nes mes saugojom nuo gyvulių. Čia iš tikrųjų nuo gyvulių buvo saugotas šitas polajus medžio, nes tai buvo ganykla, kur ganosi galvijai. Bet jeigu mieste ar dar kažkur mes padarykime pačią paprasčiausią tą tvorelę, apeliuokime į žmonių supratimą ir sąžiningumą. Gali būti keli kuolai tiesiog virve apjuosti ir tai matysit, kad tai yra aptverta ir norės perlips, nenorės nelips, bet jeigu aptverta, tai dažniausiai nelipa. O mes, jeigu nepjausime žolės arba primesime dar tenai šakų stambių pridėsime, tai tikrai dings noras laipioti ir bus išsaugotas medžio polais. Labai puikiai veikia dar ir informaciniai stendai, kad tiesiog parašome, kodėl mes prašome nelipti į tą polai, kad tas šaknynas yra labai reikalingas medžiai senoliui ir stenkimės jau padėti jam išgyventi ilgesnį laikotarpį. Na ir baigiant. Šių medžių priežiūra negali būti fragmentiška. Praktika pas mus yra kokia. Gavome lėšų, tiek savivaldybė, tiek tarkim regioninių parkų direkcija, gavo lėšų, aš kaip pavyzdį, 300 eurų. Skambina visiems arboristams ir klausia, turime 300 eurų, ką galima sutvarkyti šitą medžią, ką galima padaryti? Už 300 eurų mes galime nupjauti porą šakų atvažiavę. Gal ir užteks to, bet jis paskui 3, 4 ar 5 metus neturės nei tų 300 eurų.
Arba pusę medžio polą jau supurensim, kitą pusę, kai kitas lėšas gaus. Tai negali būti tai, kad mes kažkokiai dalį pirmiausia sutvarkom šitą medžiai. Aš kaip ir minėjau, idealiausias variantas būtų, kad mes pirmiausia tiesiog sudarome priežiūros planą po stebėjimų tam tikrų, kas tą medžią reikalinga ir numatoma priežiūros priemonės ne pusmečiui, ne savaitė, bet 5 metam ar 10 metų į priekį. Kaip tai bus daroma. Ir tik tada tokiu atveju reikalaukime lėšų būtent šito senolio medžio sutvarkymui. Tada mes galėsime gyventi tą priežiūros planą kompleksišką. Nes medį senolį reikia prižiūrėti kompleksiškai, o ne tai, kad vienais metais galbūt sutvarkysime lają, kitais metais galbūt sutvarkysime šaknyną arba atvirkščiai. Nes dabar tas šaknyno sutvarkymas, kaip pavyzdys toksai, kokių iš praktikos yra. Įterpi biologinių preparatų, supureni dirvožemį, aptverimui pinigų neliko. Po metų vėl reikia viską kartuoti, nes viskas yra sutrypta, arba jeigu gyvuliai kur nors lankosi. Ta tvorelė sulūžo, gyvuliai toliau sutrypė tą visą polą ir užsibaigė visas vėl tvarkymas. Vėl viską iš naujo reikia daryti. Sutvarkius, numatykite stebėjimą to medžio. Ta stebėjimą turi atlikti specialistas, jeigu patys jaučiate, kad nėra kompetencijos stebėti pokyčius, kurie vyksta po sutvarkymo, pirminio sutvarkymo šito medžio. Vėlgi, ieškokite specialisto, kuris tą galėtų padaryti ir numatyti tas priemonės, kurios numatytos, ar jas reikia koreguoti, ar jas dar nutemti tolyn laikotarpį. Medžio senolio priežiūra turi būti kompleksiška ir ilgalaikė. Kitas labai svarbus variantas ir faktorius, ne tai, kad variantas, o faktorius, kad tai turi atlikti profesionalūs arboristai, turintys atitinkamą kvalifikaciją, sertifikacijas ir patirtį. Jeigu vėlgi kyla klausimas, kad pas mus tokių nėra, o padarykite taip, kad jie atsirastų. Dėkite reikalavimus. Reikalingas toks, turintis tokį sertifikatą. Neturiu, atleiskite, kolegos Latvijoje ar kolegos Čekijoje, Lenkijoje turi. Jie atvažiuoja ir dirba pas mus. Konkurencija pats geriausias variklis. Tada tikrai atsiras stimulas ir noras dirbti su medžiais senoliais ir įsigyti tam tikrą sertifikaciją arba patirtį su jais dirbti, o ne tai, kad, čia nieko nėra, tai mes pasiūlysim mažesnę kainą ir mes tą laimėsim. Trumpai tiek. Klausimų norėčiau. Taip. Norėjau paklausti, kokius sertifikatus siūlytumėte įrašyti į reikalavimus? Ir ar tai neprieštarautų, nežinau, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų, kaip, nežinau, konkurencijos dalykam? Labai geras klausimas, amžinas klausimas. Ir vėlgi tik tai galiu pasakyti, kad Lietuvoje nusileidome tą kartelę iki tiek, kad medžių priežiūrą gali atlikti European Tree Worker sertifikaciją turintys specialistai arba ISA Certified Arborist, tai reiškia jis ISA sertifikuotas arboristas, arba, kaip ir minėjau, VetCert turintis sertifikacijas, ETT sertifikacija, European Tree Technician sertifikacija, na ir dar, jeigu iš viso simant, Tree Risk Assessment Qualified. Reiškia, šios sertifikacijos būna įrašomos, nes jeigu mes neįrašysime European Tree Worker, Lietuvoje bus tik vienas specialistas, kuris gali prižiūrėti medžius. Vat dilema. Tai ar mes stengsimės daryti taip, kad tų specialistų atsirastų ne vienas, o daugiau, ar mes pasiliekame vėlgi prie to European Tree Worker, na ir patys suprantate, kad sertifikacija galioja 3 metus. Per tuos 3 metus, tarkim, aš egzaminą išlaikiau, pasistengiau, aš dirbu, kaip atrodytų, jau reikalauja tą sertifikaciją. Toliau aš 3 metus, manęsgi nieks nemato, kaip aš dirbu. Kaip aš tą darbą atlieku? Jeigu aš nesifišuoju kažkur tai viešuosiuose tinkluose, savo nuotraukų nededu, tai faktiškai aš galiu daryti, ką noriu. Ir vėlgi, tai aš paskui prie medžių senolių, aš parodau savo sertifikatą, kad aš esu European Tree Worker, bet aš dirbu kaip pirmo kurso studentas arboristikos. Dabar nesenas atvejis Vilniuje buvo, kad tiesiog ąžuolas, potenciali buveinė osmodermai, buvo padaryta taip, kad, sumažinti jo išvirtimo pavojų, nupjaustytos apatinės šakos.
Stambiosios apatinės šakos, kurios visiškai sumažino medžių išgyvenimo galimybę ir tą medį greičiausiai reikia šalindama. O jis nors nebuvo įtrauktas į jokius gamtos paveldo objektus, tačiau jis atitiko senolių medžių sampratą. Labai sunkus klausimas. Kas liečia viešųjų, jeigu kalbant apie viešųjų pirkimų tarnybą, viešųjų pirkimų įstatyme nėra numatyta, kad mes išskirtume kažkokią tai grupę. Bet reikia tą bandyti, stengtis kažkaip. Čia problema yra visame pasaulyje tokia pati, bet ją pamažu sprendžia. Ir Europoje, aš pasakysiu jums nuoširdžiai, Europoje yra daug specialistų, kurie turi VETSER sertifikacijas ir kurie dirba su tais medžiais. Todėl, kad jie patys matė poreikį, kad tą reikia daryti, ir užsakovai matė poreikį, kad reikia reikalauti tokių specialistų. Realybė yra tokia. Ačiū už atsakymą išsamų. Kas dar norėtų ko paklausti? Na, tikėkimės. Man kaip jaunam žmogui labai įdomu, jūs pasakot apie genėjimą, pjovimą šakų ir minėjot, kad karūnavimas pagreitina medžio senėjimą. Tai man kaip jaunam dar patirties neturinčiam žmogui, gal galit paaiškinti, kaip čia vyksta ir kaip tas medis greičiau sensta, kai toks karūnavimas yra padaromas? Dėkui. Pirmas dalykas, kad išpjausant karūną, būtent tie pjūvų gyliai padaro didelį kiekį negyvos medienos, kuri paprasčiausiai nefunkcionuoja. Ir kaip ir buvo tikėtasi anksčiau, kaip buvo aiškinama, kad tas būtent nelygus paviršius padeda saprotrofiniams organizmams lengviau įsitvirtinti tenai. Na, tačiau tas nepasiteisino, nepasitvirtino, o tuo tarpu medžių supjaustymas tokiu giliais pjūviais tą dalį paverčia negyvą ir priklausomai nuo medžio reakcijos medis gali iš to šakos pjūvį, kur vieta pasibaigia, leisti stresinius ūglius, arba jis gali nuspręsti, kad tai yra jau sužalota šaka ir ją atmetinėti visai. Jis gali nudžiūti. Ir ta šaka, jeigu tai, tarkim, nėra medis senolis, o tai yra medis einantis į brandą arba brandus medis, kuris dar neturi tų akivaizdžiai išėjusių puvinių, ta šaka gali būti kaip katalizatorius, kuris pagreitins to medžio suirimą, tai reiškia, jis pagreitins drevių atsiradimą. Tai va, tas pjūvis turi būti taikomas geriau ant negyvo šakos, bet gyvai šakai. Na, išskirtinais atvejais, jeigu tikrai tai yra tikslas mūsų medžio susendinimas. Ir ne veltui rekomendacijos yra parašyta, kad būtent šitokį pjūvį ir toks medžių veteranizacija turi būti daroma tiems medžiams, kurie arba neperspektyvūs, arba numatomi greitų laikų iškirsti. Tik tai tokie. Dėkui. Kas dar norėtų ko paklausti? Gerai. Toks buvo praktinis pranešimas, tikėjausi rankų miško, čia tokia tyla, gal vis dėlto ką nors pagalvokit iš savo praktikos, dirbat daug kas turbūt su želdiniais, ar nekyla kasdieninių klausimų, Renaldas turi daug patirties, gali pasakyti įvairių dalykų. Iš praktinės pusės dėl ąžuolų, kadangi prieš tai kalbėjo pranešėjai dėl atvėrimo, kad aplinka būtų nepaugus kitais medžiais ir gautų šilmos uoksai, kurios moderma gyvena, tai kaip patartumėt, koks planas yra geriausias ir ar ąžuolui didelis tas stresas yra, kada mes turime, nežinau, metus, du tam atvėrimui, nes buvo pavyzdžių, kai kas gal ir matėt, miestuose, kaip ąžuolus atvėrinėjo, tai tie vadinamieji miegantieji pumpurai, reiškia, duoda tam tikras šakas ir jis, na, bet vėl klausimas, kiek tai yra gerai ir kiek gerai tam medžiui kaip osmodermos buveiniai. Tai jeigu taip konkrečiau, tai reiškia, galimas variantas, kad 5 metai ar kiek, sakykime, jūs įvardinsit, bet jeigu visgi mes turim trumpą periodą, kad čia pradėjom apie viešuosius pirkimus, tai čia kažkiek siejasi su tuo, mes turim trumpą periodą ir visgi ką galime padaryti, dar labiau nepabloginant situacijos ąžuolo, kaip tai aplinkai sutvarkyti. Labai geras klausimas ir labai tema. Ąžuolas užtamsinamas ne per 1 metus.
Visa tai, kas polai pas jį auga, kad jį užtamsintų, tarkim, pasiektų kažkokį tai lajos dydį, tam tikros medžio rūšys, tokios kaip drebolės, kurios labai sparčiai auga. Joms reikia taipogi laiko, 10-15 metų kažkur, tol kol jos įstypsta ar pasiekia tam tikrą aukštį ir užtamsina patį ąžuolą. Tai dabar kas gausis, jeigu mes sugalvosime per 2 ar 3 metus visą tą užtamsinimą pašalinti? Jisai iš lėto prisitaikė prie apšviestumo mažėjimo ir staiga jam bumt! Šviesa. Ir kuo visą tai užsibaigia? Medžio žūtim. Dažniausiai. Per staigus atvėrimas medžio, tarkim per metus, per 2 atveriamės į pilnai saulės šviesto ir pilnam apšviestumui. Jeigu jis buvo užtamsintas ir tik tai viršutinė lajos dalis buvo jam sveika, reiškia, mes privesime medį prie žūties ir gali medį žūti netgi labai greitai. Per metus, per 2 jisai gali nunykti. Vien tik nuo to, kad per didelė saulės šviesa. Jeigu jisai yra užtamsintas ir medžiai, matome, tie, kurie užaugo, jau turi tam tikrų skaičių metų, iki 30 kartais, tai tas prašviesinimas turi eiti pamažu. Reiškia, pirmiausia, išimami tie medžiai, kurie agresyviai spraudžiasi į lają ir kurie sudaro patį didžiausią užtamsinimą. Reikia stebėti aplinką. Rytinėje, pietinėje pusės tos turi būti mažinamos pamažu, bet pirmiausia. Ir visas tas procesas turi trukti iki 10-15 metų, jeigu jis buvo stipriai užtamsintas. Reiškia, mes pamažu retiname medžius. Po 1, po 2 per metus. Ir jis visą laiką mums reikia stebėti, kaip ąžuolas arba kitas medis, kuris buvo užtamsintas, kaip jisai reaguoja į tą šviesos atvėrimą. Jeigu pasimato kažkokie lajos nykimai, reiškia, per greitai mes tą padarėme, stop, laukiame 2-3 metus, po to vėlgi, ar tai išimam vieną medį, ar tai lają pragedim. Tik tai taip mes jam sudarysime vėl tas sąlygas, kurias jis turėjo prieš 30 metų, tarkim, bet tai turi užtrukti ilgą laiko tarpą. Ne per metus, ne per 2 ir ne per 3. Jeigu tenai jam maišo vienas kitas medelis, tai aišku, savaime, kitas procesas bus greitesnis, nes tas apšviestumo sumažėjimas jam nebuvo toksai staigus. Tai labai aktualu medžiams, ypatingai kaip gamtos paveldo objektams, kai mes su miškininkai dažniausiai surandam medį puikų nuostabų kažkur tai miško gilumoj ir jį reikia sutvarkyti dabar, atverti, kad žmonės prieitų prie jo, kad jį matytų. Nes jo kaip būna dažniausiai? Gyvybinga tik tai viršutinė lajos dalis, o visa kita jis būna apsuptas kitų medžių. Tai ir yra šitų visų senolių ąžuolų ypatingai bėda augančių miške, kad jie labai greitai numarinami kitų aplinkinių medžių, užtamsinant juos. Nes jie yra išskirtinai šviesamėgiai medžiai. Tad jeigu mes iš karto pulsime tą medį atvėrinėti ir viską išpjausim aplinkui, kad medis būtų gražus, tai po 2 metų mes galėsime stebėti labai gražų nudžiūvusį stagarą. Labai geras pavyzdys buvo su Osmodermos projektu. Pirmu, kada mes po ąžuolyną vaikščiojom ir rinkom medžius tiesiog, kuriuos reikia pirmiausia pašalinti, kad atverti dalį šviesos. Jau kitais metais mes matėme išaugančias ąžuolų šakas apatinėje lajos dalyje. Bet tas retinimas vyko nestaigiai. Po vieną kitą šaką medį išpjauna. Arba pagenint greta augančius medžius. Visa tai, kas vyksta su medžiais, turi vykti lėtai. Medis yra inertinis organizmas. Jisai pamažu reaguoja į pasikeičiantą situaciją. Ir bet koks staigus situacijos pasikeitimas gali būti medžiai fatalinis. Ta mes turime įsisąmoninti, ypatingai rengiant priežiūros planą su medžių senolių priežiūra. Atsakiau į klausimą. Turiu irgi tokius 3 klausimus, kurie susiję su jūsų atsakymais. Sakykit, jeigu miške senolis ąžuolas auga ir paliekamas ąžuolas su keliais medžiais šalia, tokia kaip biologinės įvairovės grupė, kokiu atstumu nuo kamieno ąžuolo neturi būti ariama dirvožėmis? Čia vienas toks klausimas, kad nepakenktas būtų šaknynas. Antras klausimas, jeigu nudžiūsta urbanizuotoje teritorijoje ąžuolas senolis, kaip jį saugiai būtų galima palikti stovėti, kad virtimo galimybės, bet siekiant išsaugoti medį, įkelti ten inkilus, viešinimą atlikti, tai
kokia rekomendacija būtų su tokiais, tyčia ar netyčia nudžiovintais medžiais. Ir trečias klausimas, žvelgiant iš to projekto, mintis, kad perkelti vabalus į tinkamas buveinės. Jeigu būtų ąžuoluose tinkama drevė, niūraspalvė auksavabaliui, kokią galimą neigiamą įtaką pačiam ąžuolui padarytų, jeigu būtų perkelti vabalai. Tai to pamastymai klausimas. Dėkui. Pasistengsiu, jeigu pamiršiu klausimą, bešnekėdamas, priminkit. Pirmiausia, dėl šaknynų priežiūros. Medis senolis. Laja jo nedidelė. Dažniausiai būna jo. Bet šaknynas, patikėkit, tikrai labai didelis. Kiek jisai toli nuėjęs? Nežinoma. Labai geras pavyzdys buvo toksai vienas Didžiojo Britanijoje tikriausiai laukuose, kada, skaidriai dabar neturiu, aš neprisimenu, koks šaltinis tiksliai buvo. Labai graži skaidriai, kad tiesiog prie lauko arimo stovi didžiulis, masyvus medis senolis ąžuolas ir maždaug už 50 metrų ūkininkas ištraukė jo šaknį nuo artą. Tai jūs įsivaizduokite, koks plotis yra šaknyno pas medį. Tai nėra tas mūsų supratimas, kad medis kaip morka turi vieną šaknį. Jeigu taip skaičiuoti medžio šaknynų plotį, ar bent jau spindulį, tai tą medį mes paguldykime ant šonų ir dar pridėkime pusę to svorio. To ilgio, kas bus. Tada mes turėsime daugmaž supratimą, kiek plačiai išeina medžio šaknynas. Mieste, atleiskit, dažniausiai mes įsivaizduojam, kad tas šaknynas apsiriboja ta vieta, kurioje jisai auga. Bet medis yra protingas padaras. Jeigu jis pragyveno tam mieste, trinkelėse, 100 metų arba 120, netgi prie grindinio būna pasodintas ir jisai išgyveno. Reiškiasi, jo šaknelės surado prieėjimą, kaip maitintis. Ir tas plotas tikrai daug platesnis negu atviras gruntas yra. Dažniausiai pas mus, ką mes galime rasti, tai šaligatvių plytelės. Nukelkite šaligatvių plytelę ir matysite, kai šaknys įsidėsite į tuos plyšiukus. Nukeliauja prie lietvamzdžių, kur lietaus vanduo patenka. Jis taip ieško ir taip gyvena. Tai jeigu mes sugalvojame, kad, jeigu tam medžiui dabar užteks, mes darom aikštės rekonstrukciją, ir mums užteks to, ką jisai ten turėjo atviram grunte, mes visą kitą davai ištrenkelizuojam, duodam gražias plyteles granitinės ar kažkokias, paskui stebimės, kodėl tas medis nudžiūvo. Taigi 100 metų augo, jam užteko šitos vietos, dabar neužtenka. Reiškiasi, kuo medis yra senolis mieste, jeigu tai yra jisai tikrai mieste augantis, arba bent jau miesto parke, palikime jį ramybei, būkime geri, projektuotojai, prašau aš jūsų labai visų ir jūs perduokit prašymus. Neprojektuokime mes nieko aplink tą medį. Jokių suoliukų, jokių šviestumų, jokių šiukšliadėžių, nieko neprojektuokime, takelių irgi neprojektuokime, palikime jį taip, kaip jis yra. Jis jau prisitaikė prie tų sąlygų ir gyvens ilgai be mūsų įsikišimo. Nedarykime, kad būtų gražiausiai, pats jau gražus yra. Toliau, sekantis klausimas buvo apie stovintį negyvą medį. Reikia čia atkreipti dėmesį į paprastą mechaniką. Jeigu medis kažkur tai pasviręs į vieną pusę, tai tarkim toje pusėje jisai gali ir griūti į tą pusę, nes medis jau nelaiko niekas. Jeigu gyvas medis, jisai dažnai nepaklūsta mechanikos dėsniams, kadangi tai yra gyva struktūra. Šaknynas ir kamienas jie vieni kitus palaiko ir padeda, taipogi lajos įsivystymas ir lajos forma. Jam padeda stovėti, tai kada jis negyvas, visi šitie faktoriai jau nedirba. Tada dirba tik tai svorio centras, kuris yra viršui. Jeigu mes svorio centrą perkeisime žemyn, palikdami tenai, tarkim, 2-3 šakas, 2 metrai nuo kamienų ar kažkiek tai nupjaudami jas, tas trampas stovės labai ilgai. Bet jis toksai kaip nudžiūvo, jeigu mes jį paliksime, tai mes nieko negalim prognozuoti, kas tenai su šaknynu yra. Jo labiau, kad ta negyva vadinamoji mediena, jinai nefunkcionuoja, nelaiko, jinai gali bet kada nulūžti, nes grybų poveikis visą laiką kiekvienais metais didėja. Taip, kad jis saugus būtų, tai reikalinga sumažinti jo tą likusią šakų masę visą, gražiai pritraukiant prie kamienų ir sužeminant jo aukštį. Tada jis labai ilgai gražiai stovės. Ir tokių pavyzdžių tikrai yra daug. Tik tai mūsų parkų tvarkytojai, nedaug dievė, nudžiūvo medis dar prie takelio stovi, tai reikia greitai jį šalinti, nes jis gali nugriūti.
vis tik reiktų atsižvelgti į tas vietas, kur arčiau tako, jeigu arčiau tako, daug žmonių vaikšto, tas medis tikrai mums atrodo labai jau nestabilus, tai šalinkime jį, bet jeigu jis toliau nuo tako, jis gali stovėti ir puikiai atlikti tą biologinės įvairovės funkciją arba tą daugiabutį įvairiems mikroorganizmams. Kitas klausimas buvo su osmoderma. Osmoderma medžio tikrai nevalgo. Jeigu mes jį perkelsim, tikrai medžio jokio žalos nepadarysim. Jis minta jau tą medieną, kuri yra negyva. Bet yra dar kitas saugomas vabalas, yra ąžuolinis ūsuotis. Lotyniškai neatsimenu pavadinimo aš jo. Cerambic sardo. Taip. Tai šitas padaras, jis truputį daro žalą ąžuolui. Ir tarkim, Lenkijoje, kuris atrodo labai retas, Vroclavo apylinkėse, ąžuolai labai stipriai jo valgomi yra. Ir netgi kyla tokių nuomonių, kad tiesiog reikėtų galbūt ir užtamsinti tos ąžuoliukus, kad taip smarkiai tas vabalas jo nežalotų. Bet ąžuolas sugeba su juo taip pat kovoti. Jis sustiprina taip savo gynybą, kad tarkim tos gyvos medienos, kiek jisai jau pažeidžia, nes jo toks gyvenimo būdas, kad lerva tiesiog 2 metais įsigraužia į truputį medieną. Bet sugebėjo medis taip prisitaikyti, kad viso jo ąžuolo jisai nesuvalgo. Jis gyvena su juo. Kolega iš Švedijos man parantrins. Gal daugiau patirties turi su šios rūšies vabalais. Renaldas was approaching. He said a colleague from Sweden can. Well, I've been working with Cerambic sardo for the last 20 years. And I think it's a misunderstanding that Cerambic sardo is a pest species, at least in the northern parts of Europe. Because Cerambic sardo, as some other longicorn beetles, they are attracted of oak trees that are in very bad condition. And that is that they colonize this type of tree, and the tree condition are not shaped by cerambics. The tree has problems for some other reason. But sometimes the colonization of cerambics can sort of put the tree over the hilltop, so to say, so the tree dies. But we have many cases in Sweden where we know that female cerambics have laid egg in the oak, and as you say, the oak is stronger, so it stops there, so that the oak tree is the winner. So I think this is a myth that I do really dislike, because this species is, as many other species of beetles, they are sort of exploiting that the trees are in bad condition, and they can live there for many years and the tree still survives. So I really oppose about this, that this species Cerambics is a pest species. Ačiū kolega, tikrai padėjote man, kadangi patirties su šiais vabalais mes neturime. Aš klausiau kito kolegos, ar buvo sutikęs Lietuvoje šį vabalą. Na, sakė, labai turbūt retai, arba jo iš vis dar kol kas neaptinka, nebuvo pranešta, kad jis yra. Tai, ką mes tik tai kalbam apie tą vabalą, mes žinome iš kitų kolegų patirties arba iš literatūros, kuri buvo rašyta. Taip, kad osmoderma tai tikrai jų nevalgo. Ir perkelti mes drąsiai galime. Tik tai viena problema yra ta, netgi medžių ta veteranizacija atrodo padaro lyg tai pakaitinis medžius osmodermai persikelti gyventi, tačiau tie medžiai nėra pasiekę tokio amžiaus, kuris yra įprastas gyventi osmodermai. Ir dažnai ta veteranizacija, medžio sužalojimas ir medžio greitesnis puvimas lyg ir atitiktų sąlygas osmodermai jame gyventi, bet izoliacija šiluminė, ypatingai žiemos metu, yra jau ne ta, kuri būtų ta medyje senolyje, kuris yra natūraliai pasirenkamas medį. Taip kad kiekvienas dalykas turi savo niuansų. I think Jonas is the most experiencing, but I used to have the theories, others sometimes. But if we have such a tree,
And I think where Jonas working in Halltorps Hage is our most famous place in Sweden, the only place where it exists. We will tell you more about the species and how we work with it later on in my presentation. But what I have seen where Jonas work, if we have an oak like this, and we have a lot of overgrowth bushes like this, and we can see the species have been up here for decades. Such an oak can live for 50 years with Cerambyx certo, as long as only operate up in this, because then the oak can shoot new, and it's fighting quite good. Sometimes the mistakes we have done in Sweden in that case, if we open up very quick, as you told about, then Cerambyx certo, because it really likes when it gets really hot on the big stem here, thick bark, very sunny condition, then it starts to damage the old and often weak tree. That's a problem. But if it looks like that, then the tree have its own protection, we can say. It's shaded by its own leaves. So that is less sensitive to have it, because either you must have a little bit shield, or it can have its shield on its own, and then it's less sensitive. But if you can keep the species higher up in the tree, then they can live quite long.